Aš nežinau, ar man lengva apie šią knygą kalbėti, nes ji palietė dalykus, kuriuos aš pati nuo savęs slėpiau. Yra ten jausmas apie moterį, skyrybų, kuris sako, kad jai viskas gerai. Ir aš irgi taip sakiau, man viskas gerai. Ir iš tikrųjų, aš susitvarkiau, namai, vaikai, darbas, aš net šypsojausi, bet buvo vakarai, kai sėdėdavau virtuvėje su telefonu rankoje ir laukdavau, kad kažkas parašys. Ne todėl, kad man reikėjo bet ko, o todėl kartais būdavo per sunku išbūti. Ir man būdavo labai gėda tai sau pripažinti, kad aš stipri moteris vis dar laukiu, kad aš vis dar noriu būti apkabinta, kad aš vis dar noriu, jog kažkas pasakytų, aš tavęs noriu. Ir ne iš pareigos, ne iš patogumo, o tikrai. Ir kai skaičiau šią knygą, buvo vieta, kur supratau, aš per ilgai bandžiau būti tokia, kad mane būtų lengva mylėti, tylesnė, patogesnė, mažiau reikalaujanti, kad tik santykiai nesugriūtų. Ir man spaudė gerklę, nesupratau, aš mažinau save. Ne todėl, kad su manim kažkas negerai, o todėl, kad labai bijojau likti viena. Šita knyga man nepasakė, kaip susirasti vyrą, ji man leido pagaliau suprasti. Aš nebenoriu būti mažesnė, kad kažkas liktų. Aš nebenoriu tylėti, kai man skauda. Aš nebenoriu apsimesti, kad man užtenka trupinių. Ir jeigu tu dabar gyveni tarp aš jau stipri, bet man dar vis skauda, gal ši knyga tau bus ne istorija, o tas tylus jausmas, kai skaitai ir galvoji, tai aš.